Labas vakaras, sveiki įsijungę 7bet nacionalinę krepšinio lygą. Šiandien čia rungtynės tarp Kauno rajono atleto ir Kauno Žalgirio dublerių. Dvi komandos. O vėliau dar Dovydas Butka bandė gelbėti situaciją, bet išgelbėti jos nepavyko ir rungtynės atletas laimėjo. Buikos perdavimas į kraštą ir taiklus tolimas Juzėno. Lapkričio 2 dienos žaidžia jis šiemet 7bet nacionalinėje krepšinio lygoje. Čia Dimokė, Vytautas Pliauga jau net keletą keitimų, Mantas Laurenčikas taip pat žengia į aikštę. Dabar kamuolį perėmė Domantas Šarauskas, o čia iš viršaus kamuolį grūda. Tas pats Juzėnas meta iš toli ir tą daro netaikliai. Geros, labai geros, ką tik aikštėje pasirodžiusio Augusto Navicko rankos gynyboje. Ir dar vienas tritaškis, tai yra 12% taiklumas. Laurenčikas pats iki galo gauna stogą dabar nuo pusės minutės kelia nuo suolo Roką Gadiliauską. Emilis Bartninkas, graži jo verpsta, dešinę ranką atakuoja ir pataiko Emilis Bartninkas. Šarauskas meta nuo lentos, nepataiko, pats ima kamuolį po varžovų krepšiu. Buika meta iš toli ir kamuolys vėl yra. Geriausias pasirodymas buvo surengtas lapkričio 2 dieną dvikovoje, kai pavyko pelnyti 10 taškų, o čia Vytautas Pliauga turėtoje jo. Gicevičius taip pat su 3 asmeninėmis. Zigmantavičius meta iš toli ir pataiko Martynas Zigmantavičius. Kauno Žalgirio dublerių žaidėjas šį vakarą, kuriam pavyksta žengti į tą dviženklę pelnytų taškų zoną. Čia kokį stogą varžovų išrašo. Emilis Bartninkas ten sugebėjo apsiginti ir kibirkščiuoja dabar su Pociumi. Čia tritaškis greitoje atakoje ir Gvidas Berį, bet perdavimo laikų nesulaukia. Dabar jau tik 4 sekundės atakai. Dimokė iš toli atakuoja ir pataiko. Molį beveik praranda. Dimokė 5 sekundės atakai. Dimokė iki galo! Kamuoliu. Laurenčikas dabar gera, Bieliausko buvo užtvara, ekstra perdavimas, Navickas iš kampo meta tritaškį ir jį pataiko. Rinktumėsi, kad atvirkščiai tomis užduotimis pasidalintų krepšininkai. Čia iš viršaus. Minutės lieka iki 4 kėlinio pabaigos. Čia Mačijauskas grūda kamuolį iš viršaus. Krepšininkai. Kuprijanovas ieško Mačijausko, klaida, Vokietaitis perėmė kamuolį, geras perdavimas Žygui, šis iš viršaus ir rezultatas 69, prasižengti žalgiriečiai negali. Dimokė meta iš toli ir pataiko Gedeonas Dimokė. Iš eilės čia Mačijauskas dar ima kamuolį po varžovų krepšiu ir nepataiko, o rungtynių arbitrai skelbia apie šių rungtynių pabaigą 73-69.